Labas! Šiame video parodysiu antrą mitą, kuris dažniausiai mums labai stabdo daryti tai, kas mums patinka, daryti tai, ką mylime ir privesti esame eiti ten, kur mums net neįdomu dirbti ar kažką daryti dėl kitų žmonių. Mitas numeris 2. Tai yra, kad man reikia kažkokio talento. Aš turiu turėti kažkokį labai didelį sugebėjimą, turiu išmanyti ten ar mokslus, ar matematiką, ar dizainą, ar spalvas, ar kad ir kas tai bebūtų. Kad aš turiu kažkokį ypatingą, būtent turėti talentą, turėti kažkokį tai išskirtinį bruožą, kuris man padės pritraukti ar tai klientų, ar tai būti kažkuo ypatingu. Ir mitas yra, kodėl toksai. Kadangi mes vaikystėje visą laiką atsipalaidavę buvom ir po to kažkas tai atsitinka tokio, kur mums pradeda sakyti, ai, tai čia nieko tu neypatingas, ką tu čia bandai daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mus pradeda smugdyti. Ir mes pradedam tikėti tom nesąmonėm, to bullshitu, kurį mums kiša nuo pat vaikystės, kad mes nieko neypatingi, kad jeigu norime būti nuostabus, įdomus, mes turime kažką tai tokio padaryti dėl kitų žmonių. Ir va čia prasideda mūsų nelaimės priežastis ir mūsų stabdžiai. Tai yra, kad mums pradeda būti nusispjauti, kaip mes jaučiamės, ko mes norime, ir mes pradedam daryti tai, kas būtų įdomu kitiems žmonėms. Mes nusispjaunam, kaip mes jaučiamės, ir pradedam žiūrėti, kaip mums elgtis, kad kiti žmonės dėl mūsų jaustųsi gerai. Ir čia pirmas yra tas įsiskyrimas, yra, kas mes iš tikrųjų esame ir kuo mes turime būti, kad atseit turėtume meilę ir iš kitų žmonių priėmimą. Ir geriausiai turbūt, man asmeniškai pavyzdys esu aš pats. Jokių talentų tikrai neturiu, jokių kažkokių sugebėjimų. Galbūt žmonės mato dabar, žiūri, galvoja, o, tu ten tą ir tą moki ir sugebi ir taip toliau, bet iš tikrųjų nieko nesugebu. Aš niekada nieko nesugebėjau, pas mane kalba labai prasta lietuvių. Aš angliškai irgi akcentas yra ir tos pasaulyje žmonės, su kuriais dirbu, tikrai garsius. Kažkaip tai sugebėjau. Tiesiog galbūt išsiaiškinau, ko jiems reikia, kas svarbu, ir sugebėjau su jais dirbti, bet nei kalbos kažkokios, kalba, netgi pas mane net liežuvis prisektas yra ir man sunku, negaliu ištarti savo, ir tėvai, aišku, dar ironija ta, kad pavadino Ramūnas, kur negaliu ištarti normalia raidės. Pabandyk tarti. Išeina, ne? Man ne. Ir baigęs esu kulinariją, profesiniai mokyklai, baigęs 12 klasių, mokyklinė, ne turbūt, kaip ten vadinasi, prastesni to paprastesni. Animaciją dariau irgi, pats išmokau viską tik dėl to, kad išmokau iš tikrųjų kopijuoti. Aš net spalvų nemoku derinti, dažniausiai naudoju kažkieno kito kopijas, pasižiūriu, kas kaip daro, einu į filmus, žiūriu, kas kaip svarbu, aš tiesiog kopijuoju, aš tikrųjų jokio talento neturiu. Bet tai manęs nesustabdė. Ir talentas yra tai, kad ir kaip sunku bebūtų, gali būti savimi, gali leisti savo būti savimi, ir kai tą darai, čia iš tikrųjų yra talentas, nes daugelis žmonių to nesugeba, to nemoka padaryti. Ir todėl šis mitas iš tikrųjų yra tikrai išgalvotas, jisai mums labai daug kiša koją, bet tai yra iš tikrųjų tik idėja, kad mes būsime ypatingi, darydami kažką ypatingo. Tai iš tikrųjų nesąmonė. Ir jeigu tu ją tiki, tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl nieko nedarai. Tai va, lauk trečio mito. Iki.